Labą dieną, aš esu Inga Bartusevičienė iš Klaipėdos, Lietuvos aukštosios jūrininkystės mokyklos. Šis pasisakymas yra parengtas dviejų Klaipėdos aukštųjų mokyklų edukologijos krypties mokslininkų bendradarbiavimo pagrindu. Klaipėdos universiteto ir Lietuvos aukštosios jūrininkystės mokyklos. Pasisakymas atspindi dviejų aukštųjų mokyklų mokslininkų nuomonės, kadangi mūsų aukštosios mokyklos glaudžiai bendradarbiauja tiek rengiant edukologijos krypties daktarus, tiek vykdant švietimo tyrimus. Ir mums pasirodė tikslingai išreikšti bendrą poziciją. Atsiprašome, kad nėra padarėjų išreikšti. Žvelgiant į pastarųjų metų situaciją, Lietuvos švietime galime pastebėti labai teigiamą tendenciją, kad švietimo ministerija labai atsigręžusi į mokslininkus. Ir švietimo pokyčius stengiasi daryti remiantis moksliniais tyrimais ir mokslininkų rekomendacijomis. Šią tendenciją mes galime patvirtinti Klaipėdos universiteto edukologijos mokslininkų pavyzdžių. Dvi mokslininkų grupės 2006 metais pirmą kartą pateikė paraiškas dalyvauti Švietimo mokslo ministerijos paskelbtuose tyrimuose. Vadovas buvo profesorė Vida Lukšienė ir docentė Jonutytė. Nuo pat pirmų konsultacijų su ministerija dėl tyrimų buvo sulaukta daug paramos ir palaikymo, glaudaus bendradarbiavimo įvairiais lygmenimis su ministerijos darbuotojais. Atrodė, kad ministerijos darbuotojai tiesiog laukia, kada Klaipėdos universiteto mokslininkai įsijungs į tyrimus, kada prisijungs į savo potencialą prie švietimo kokias analizės ir tobulinimo. Ir panašu, kad tokia situacija buvo ir su kitų universitetų mokslininkais. Maža to, kad patys nuolat konsultuodavo, ministerijos darbuotojai tarpininkavo, kai reikėjo pagalbos iš švietimo konsultuotis centro, švietimo praktikų konkrečių asmenų. Taigi mes klaipėdiečiai patyrėme, kad iš švietimo mokslo ministerijos eina stipri bendradarbiavimo iniciatyva. Dabar galime pripažinti, kad mokslininkų įtraukimas į tyrimus ir per juos į švietimo tobulinimą paskatina pačius mokslininkus tobulėti. Teko mokslininkams atidžiai panagrinėti, kaip vykdomi užsakovieji tyrimai užsienyje, kaip užtikrinamas jų patikimumas, validumas, kaip šių tyrimų rezultatai paveikia praktiką. Apskritai mokslininkai buvo priversti labiau gilintis į tyrimų metodologiją ir įgyti aukštesnės metodologinės kompetencijas. Dabar susipažinus su ministerijos tinklapyje paskelbtais įvairių tyrimų rezultatais, matyti, kad šių tyrimų lygis gerokai pakylo. Džiaugiantis to, kartu tenka pastebėti ir porą problemų, kurių sprendimui reikėtų skirti dėmesio artimiausiu metu. Pirmoji problema – tai tyrėjų ir švietimo praktikų bendradarbiavimo problema. Jau ne kartą buvo paminėta šitoje diskusijoje. Su šia problema susiduria visi tyrėjai atliekantis užsakomuosius tyrimus. Šią situaciją netgi galima vertinti griežčiau. Tyrimai tiesiog stringa dėl švietimo praktikų nenoro dalyvauti tyrimuose arba atmestinio dalyvavimo. Neformalaus bendravimo metu daugelis tyrėjų dalinasi įspūdžiais, kaip užsiuntinėję anketas užpildytų gauna tik 10%. Sudėtinga kalbėti apie tyrimo reprezentatyvumą, kai gaunama tik 30% tikimybinių būdų sudarytos imties. Žinoma, tyrėjai nėra patenkinti tokia situacija ir imasi visų galimų priemonių, kad gautų užpildytas anketas. Ieško asmeninių kontaktų su švietimo įstaigų vadovais, skambina jiems, priprašinėja dalyvauti tyrime, prašo švietimo skyrių ir ministerijos darbuotojų pagalbos, kad tarpininkautų, prašant mokyklų vadovų įsitraukti į savo organizaciją tyrimus. Šiaip ne taip pavyksta surinkti reikiamą tyrimo medžiagos kiekį, kad galima būti daryti patikimas tyrimo išvadas. Kita vertus, tyrėjai supranta ir savo tyrimų dalyvius. Vėlgi neretai girdisi iš mokyklų ir kitų švietimo įstaigų vadovų, kad tyrėjai atsiduoda su savo tyrimais. Ir iš tikrųjų galima suvokti, kad tyrimai tampa švietimo įstaigos našta. Tačiau be tyrimų negalima mokslininkams ir švietimo politikams žinoti realią švietimo situaciją. Akivaizdu, kad tyrimai turi būti vykdomi, tačiau artimiausiu metu reikėtų gerai pagalvoti, kaip paskatinti švietimo praktikus aktyviau dalyvauti tyrimuose. Galbūt reikėtų pereiti prie kiekybinių, nuo kiekybinių prie kokybinių tyrimų ir išspręsti tyrimo imties problemą. Suprantama, kad kokybiniais tyrimais apimamas daug mažesnis dalyvių skaičius negu kiekybiniais tyrimais. Tačiau siekiama skirtingų tikslų. Todėl kokybiniais tyrimais ne visada įmanoma pasiekti norimo rezultatų ir gauti patikimų, taikomų didesniai populiacijai išvadų. Pavyzdžiui, jeigu mes norime sužinoti, ar mūsų šalies mokyklose yra diskriminacijos apraiškų, tuomet tikrai reikia plačios aprėpties kiekybinio tyrimo. Kuo įvairesnio tyrimo
dalyvių atstovavimo ir panašu, kad siekdami laikyti, žinoti realią švietimo būklę, kiekybinių tyrimų negalima atsisakyti. Jie tikrai yra reikalingi lygiai taip pat kaip ir kokybiniai. Vis tik artimiausiu metu reikėtų galvoti apie didesnį tyrimo finansavimą, kad tyrėjams užtektų lėšų nuvykti į tyrimo vietas ir tiesiogiai kontaktuoti su tyriamaisiais. Asmeniniai tyrėjų ir tyriamųjų kontaktai padėtų užtikrinti didesnį tyrimo reprezentatyvumą ir apskritai viso tyrimo patikimumą. Tačiau ir tyrimo dalyviai turėtų gauti naudos iš dalyvavimo tyrimuose. Rinkos ir kitose tyrimuose yra įprasta materialiai atlyginti už dalyvavimą. Kodėlgi nepagalvoti apie švietimo praktikų materialinį paskatinimą? Galbūt išduoti jiems tokių pažymėjimų, kurie turėtų tam tikrą vertę, siekiant aukštesnės kvalifikacinės kategorijos atlyginimų pareigų ir taip toliau. Tačiau yra kita paskata, kuri galėtų būti suvokiama ir kaip antroji švietimo tyrimų problema. Ji yra susijusi su švietimo tyrimų įtaka švietimo praktikai. Neformaliajame lygmenyje mes tyrėjai girdime iš švietiniečių, kokia nauda iš tyrimų. Niekas nepasikeičia nuo to, ar mes dalyvaujame tyrime ar ne, tik tai vargas. Taigi bėda ta, kad švietimo tyrimo dalyviai nepastebi švietimo tyrimų įtakos praktikai. Ir čia tenka pripažinti, kad tai ne tik mūsų šalies bėda. Edukologų tarpe yra gerai žinoma apie mokslinių švietimo tyrimų ir švietimo praktikos atotrūkį. Neretai pasitaiko, kad pradėjus tyrinėti aktualią praktinę problemą, paaiškėja, kad teorinių lygmenių ji jau yra išspręsta. Pavyzdžiui, Klaipėdos universiteto mokslininkų grupė prieš kelis metus tyrė, kaip padėti mokiniams pereiti iš vienos mokyklos į kitą, kad nenukentėtų jų akademinis, psichologinis ir socialinis funkcionavimas. Paaiškėjo, kad teoriškai yra gerai žinomi dėsningumai. Mokytojai puikiai žino, ką reikia daryti, tačiau praktiškai dažnai tiesiog to nedaro. Beje, ši problema yra įdomi to, kad panašus tyrimai buvo vykdomi ir Didžiojoje Britanijoje. Remiantis tyrimo rezultatais, prieš 20 metų mokyklose buvo pritaikytos tam tikros priemonės mokyklos keitimo procesų pagerinimui, tačiau prieš kelis metus atliktas pakartotinas tyrimas parodė, kad teigiami pokyčiai yra labai nežymus, nepaisant mokslininkų ir švietimo politikų pastangų. Taigi švietimo tyrimų įtakos švietimo praktikai problemą reikėtų žvelgti plačiau, ne tik šalies mastu. Čia verta prisiminti apie pasaulyje ir Lietuvoje atliktus tyrimus, kuriuose konstatuojama apie pedagogų pasipriešinimą naujovėms ir apie mokslinių tyrimų rezultatų pateikimą švietimo praktikoms nesuprantamų būdų ir apie tam tikrą švietimo praktikų inertiškumą. Darysiu taip, kaip darė mano mokytojai ir iš kurių išmokau ir kitus dalykus. Visoms valstybėms aktualu, kad mokslinių tyrimų rezultatai skatintų teigiamus švietimo pokyčius. Vienas iš pastaraisiais dešimtmečiais išpopuliarėjusių būdų tobulinti švietimo praktiką remiantis moksliniais tyrimais yra veiklos tyrimas. Šie tyrimai yra specifiniai dėl to, kad juose bendradarbiaudami dalyvauja tyrėjai ir tyrimo praktikai. Ir jų bendros pastangos yra nukreiptos į konkrečių švietimo praktikos problemų sprendimą. Pastaruoju metu tenka pastebėti, kad rengiant atitologijos kaip prieš daktaro disertacijas, vis dažniau tokie tyrimai yra taikomi. Klaipėdos universitete taip pat buvo parengta disertacija remiantis šiuo tyrimu. Prieš porą metų vyko veiklos tyrimas, į kurį buvo įtraukti vienos universiteto katedros dėstytojai. Dėstytojai reguliariai susitikdavo savo taikomos vertinimo praktikos aptarimui, naujų vertinimo būdų ir technikų taikymo svarstymui, modernių pažangių idėjų paieškai. Rezultate patobulėjo vertinimo procesas, išaugo dėstytojų kompetencijos ir studentai geriau įsisavino tyrime dalyvavusių dėstytojų dalykus, pagerėjo jų studijų rezultatyvumas. Praėjus porai metų dėstytojai taip pat taiko tą vertinimo praktiką, kurią išmoko tyrimo metu ir netgi tobulina ją, bei skleidžia savo patirtį kitiems kolegoms ir tai yra akivaizdi nauda praktikai. Tokius veiklos tyrimus galima būtų daryti ir platesnių mastų įvairiuose švietimo grandyse. Tačiau suprantama, kad vien veiklos tyrimais neišspręsime švietimo tyrimų įtakos praktikai problemos. Reikia ir kitų būdų. Norėtųsi pagvildenti kitą būdą stambių tyrimų vykdymo problemą. Kol kas visgi švietimo mokslo ministerijos užsakymais vykdomi gana trumpalaikiai projektai. Tokie projektai turi trūkumą, kad jie vykdomi tik kelis mėnesius ir kad juose dalyvauja gana nedidelis mokslo
mokslinis potencialas. Dėl riboto laiko, finansų, mokslinio potencialo neįmanoma nuodugniai ištirti problemą ir ypač sunku, remiantis tokių tyrimų rezultatais, daryti kažkokią ženklesnę įtaką švietimo praktikai. Todėl Švietimo mokslo ministerijai reikėtų pasvarstyti galimybę vykdyti ilgalaikius, stambius tyrimus, kurie jungtų įvairių įstaigų mokslinį potencialą, praktikus, politikus ir jais būtų siekiama akivaizdesnio poveikio švietimo praktikai. Ir tuo pačiu metu norėtųsi pakalbėti apie vieno stambaus projekto idėją. Šios diskusijos dalyviai žino, kad prieš metus po švietimo tezauro paskelbimo edukologijos mokslininkai suvokė, kad gana skirtingai supranta moksle naudojamus pagrindinius terminus. Švietimo tezauras paskatino apsijungti mokslininkus į darbinę grupę, į kurią narius delegavo visų šalies universitetų edukologai. Nuo pirmųjų susitikimų paaiškėjo, kad patys mokslininkai gana įvairiai supranta, kas yra švietimas, ugdymas, auklėjimas, lavinimas, mokymas ir taip toliau. Vyko karštos diskusijos ir pagaliau buvo sutarta dėl kelių pagrindinių terminų apibrėžimo. Gal kas nors mums ir norėtų papriekaištauti, kad nesame vieningi dėl terminų vartojimo, tačiau atidžiau pažvelgus tą situaciją matyti, kad nuomonių įvairovė nėra atsitiktinė. Jie atsirado dėl angliškos, vokiškos ir kitos mokslinės literatūros naudojimo, vertimo neadekvatumo. Kita vertus, galima pasakyti, kad nėra jokios problemos. Ir kas kaip norite, taip ir supranta terminus. Tačiau visų šalies universitetų edukologai mano, kad šiame etape jau įvairovė kenkia. Ypač kai matome, kaip pagrindiniuose švietimo dokumentuose, pavyzdžiui, įstatymai, nekorektiškai ir nenuosekliai vartojami pagrindiniai edukologijos mokslo terminai. Tai jau tampa bendra mokslininkų, politikų ir švietimo praktikų problema. Todėl mūsų nuomonė pribrendo poreikis sudaryti pagrindinio edukologijos terminų enciklopedinį žodyną ir šis žodynas turi atspindėti ne vieno žmogaus, ne vienos mokslinės mokyklos supratimą, bet visų mokslininkų. Toks susitarimo dėl terminų vartojimo procesas yra sunkus ir tuo jau spėjo įsitikinti mokslininkai, kurie rinkosi kelis kartus dėl 5 pagrindinių terminų vartosenos. Taigi būtų toks pranešimas, gerbiamas profesorius Rupšėnas.